Taip, taigi nusprendžiau surinkti droną. Iš AliExpreso nusipirkau Mark 4, tai čia yra kopija kažkokio tai gamintojo 7 colių dronas FPV turėtų būti. Tai va, čia tokioj pakuotėj, maišelis paprastas, nieko ypatingo. Taip, drono detalės ar ne, čia įsidėliau maždaug pagal instrukciją, pačios instrukcijos kaip ir nėjo surasti internete, pakuotėje taip pat nebuvo, tai čia realiai yra kopija kažkokią, tai susiradau panašią PDF formatų instrukciją, tai pagal ją ir dariausi. Tai čia reikės kokių įrankių, reikės 6-kampio 2 mm ir replio ar ne pasilaikyti šitiem laikikliam išneštiem. Taip, kojų storis yra iš 5 mm, 5,2 kažkas tai tokia yra. Gal su šviesa bus geriau. Taip, 5,2 mm būtų kojų storis. Pagrindas jau ateina su įdėtom detalėm srieginiam, ar ne, viena detalė, kitos detalės, pačiam jau nereikia niekaip presuoti, viskas atrodo šiaip kokybiškai, jokių nėra šerpetojimų, skylės gražios, tvarkingos. Tai koja apie 5 mm, pagrindas yra 2,8, 2,9 kažkas tai storio, netoli 3 mm. Viršutinė dalis tas pats, mažiau negu 3 mm, bet arti to. Kągi, pabandykim surinkti šitą droną. Taip, detalės. Taip, sudėtinės detalės turi būti apačioj sudėtas. Kojos dedas iš viršaus, taip reikėtų jas išsipozicionuoti ir ne. Tai galbūt pasisuksim šitaip. Daugmaž šitaip turėtų būti ir ne. Kojas drono susideda šitaip. Ir ant viršaus dar dedasi po detalę ant kiekvienos pusės kojų. Tai va, šitaip turėtų būti. Ir dar viena dalis turėtų būti. Ir dar viena dalis. Va. Šitaip. Susidės gražiai, susirinks. Taip. Ir pradėkime. Nuo vienos pusės, nuo vienos kojos. Dedame detalę šitaip. Pajungsiu apšvietimą truputį geriau. Tokį tai. Esnis leistas. Taip, atsiprašau už kokybę. Taip. Čia einam varžtelį 14 mm. Vieni yra 14 mm. Čia reikėtų neapsirikti. 14. 4 varžteliai, kuriais su šitais pakėlėjais ir yra 12 mm. Varžteliai. Mes naudosime 12 mm varžtelius dabar pradžiai. Jie gražiai neišlenda, viskas tvarka. 12 ir tada eina 14 varžtelis. Yra 14.
Ir tada dedasi paaukštinimas, čia eina trumpesni paaukštinimai ant šito. Dabar tiesiog nieko nesuveržia, paprastai sudedam sekanti koja, 12 varžtelis. Tai 12, tada imam 14, mažą paaukštinimą, trumpesnį paaukštinimą, tiesiog dabar tik su pirštais taip suveržiu. Imame kitą pusę, daras šitaip, 12 varžtelis ilgio, 12 ir ant viršaus uždedam šitokį ir bandom susukti. 14 paaukštinimui. Mažas paaukštinimas, trumpas paaukštinimas. Imam paskutinę kojytę, 12 ilgio varžtelis, 12 mm. Šiaip viskas gražiai renkasi kol kas, viskas puikiai susideda, jokių problemų. Įdėjau blogai, mano klaida. Va šitaip turėtų būti. Matom skirtumas, ane? 12 ir 14 varžtai. Ilgiai skiriasi, tai man 12 dabar. Va. Vėlgi, iškart nepasižiūrėjau, nestačiau ir jau raktas nebeleidžia kojos. Ne, uždėti tinkamai. Vėl reikia išsukti. Taip, gerai, kojytės yra sukonstruotas taip, kad jisai jau susukus, jis jau kojos jau nebegalės judėti, nebent greičiausiai jos pajudės tik tais nuo smūgio, kai tas dronas patirs kritimą. Taip, uždedam paskutinę paaukštinimą šitų mažųjų. Viskas suveržta su rankom yra dar. Tai va, gautas pradinis toks. Šiaip turi dabar šiokį tokį klibėjimą. Taip. Klibėjimas yra, bet dar nesuveržta. Taip. Suspausiu šitaip, kad būtų kojas. Ir bandykim suveržti. Vėlgi suspaudžiu į priekį, truputį paduodu. Veržiu dabar tos varžtus, kur nėra paaukštinimo uždėti. Aišku, mintis buvo galbūt suklijuoti su sriegių klijais kokiais nors fiksatoriais, nes čia vis tiek vibracijos visą kitą, bet eksploatacija parodys. Taip, dabar reikėtų susiveržti tos aukštinimus. Tai aš su repliam prisilaikau. Truputį, per daug neperverškim, nes čia yra anglies pluoštas, galimai, bent jau atrodo kaip anglies pluoštas, tai jis yra gana trapus, kad nepažeisti, tai va šitas raktas realiai ir neleidžia daugiau man timptelėti.
Per daug negaliu perveržti, nes nelabai išsilaiko rankose. Nelabai galiu kažkokios tai jėgos ir išvystyti. Na va. Kojos nebekliba. Gražu. Galima uždėti likusius paaukštinimus, ar ne? Tai čia dedasi šitaip. Ok. Nu, pirmas rinkimas ir apsirikau, ar ne? Uždėjau viršutinę dalį, kai šita yra dalis drono apačia. Ne? Ne. Galvoju. Viskas gerai. Ten yra apačia. Turim raktus. Čia yra apačia. Viskas tvarkoj. Dedam toliau. Taip. Uždėkim ilguosius laikiklius. Turim 4 vienetus. Šitos reikia sudėti. Taip. Apsiverčiam. Greičiausiai bus šitai patogu. O tai eina tokios detalės. Čia matom yra iš padaryta vieta tiem varžteliam. Šitie varžteliai ateina visi vienodo ilgio. Čia yra turbūt 10 mm. Tai šitą dedasi. Įdeda varžtelis, va, lygiai jame gražiai. Ir iš kitos pusės mes paimam laikiklį tiesiog. Ir užsukam. Pradžiai su pirštais pasilaikom. Stipriai, neužveržiam. Kitas varžtelis. O šiaip labai viskas paprastai. Vėlgi detalės viskas kol kas atitinka. Viskas gražiai atrodo. Truputį didesnė jinai yra negu priekis. Bet, nu, super, kol kas viskas gražu. Kita detalė. Gale. Vėlgi dedasi iš išorės. Išorinės pusės. Taip, čia reikia nustatyti. Tai pasižiūrim, kad jinai atitiktų visas išpjovas. Vėl varžteliukas. Laikiklis. Varžtelis. Laikiklis. Taip, čia dabar klausimas, aišku, ar verta iškart susiveržti jos, tos viršutinius dalykus. Galbūt palikti laisvesnius, nes gali skylės netitikti ar ne, ir paskui susiveržti. Bet aš gal dabar suveršiu, paskui eigoje pasižiūrėsim, ar buvo verta jos užsitempti pilnai ar ne. Gerai. Nestipriai, kad sultis nebėgtų, nereikia taip veržti. Šitaip. Ir šitaip. Na va. Pagrindas yra. Tai toliau reikėtų susidėti variklius. Ar ne? Variklius tai turiu. Tai reikės susimontuoti, po to elektronika, kamera turi pareiti, tai dar nelabai kažką galėsiu padaryti, tai viršaus irgi negalima dėti, kol dar nėra sudėta visa elektronika, nes paskui, teks ardyti tiesiog iš naujo viską ir perdarinėti. Taip, tas taip, klipėjimų kaip ir nėra, gana standus, bet nežinau tų reikalavimų, kokių čia turėtų būti, tą klibėjimą turi, tai aišku, čia turbūt sėdės viršutinė dalis, tai rėmas jau nebeturės to tokio ašinio klibėjimo, didelio turėtų viskas sutvirtėti, pažiūrėsim, kaip pasileisim, kaip tas skridimas, kaip valdymas bus, ar ne. Viskas, ačiū.